Ką jūsų nuomonė reiškia būti laisvu žmogumi? Manau, laisvu žmogumi man reiškia būti nepriklausomam nuo kitų įtakos. Jeigu Lietuva būtų spalva, kokia spalva jinai būtų? Man būtų žalia. Man mėlyna turbūt. Nežinau, gerus jausmus sugalantis spalva. Man žalia, todėl kad labai daug Lietuvoje yra miškų, pievų ir kad ir būna karšta vasara, vis tiek ta žaluma išlieka. Va todėl man Lietuva yra žalia. Man tai būtų geltona, manau. Irgi žalia. Aš manau, kad būtų žalia dėl to, nes pas mus yra labai daug žalumos ir medžių ir gamtos. Išvardinkit kuo daugiau kovo 11 nepriklausomybės akto signatarų. Landsbergis. Jonas Basanavičius ir Smetona, Mykolas Beržička ir Valdas Mironas, ne? Petras Petrauskas. Jeigu būtumėt prezidentais vienai dienai, tai ką pirmą padarytumėt? Aš tai Egipto piramidės į Lietuvą atgabenčiau. Sausų pusryčių ir pieno kainas pamažinčiau. O šiaip švenčiat kovo 11? Taip, Kaip švenčiat? paminiu mokykloje arba su draugais. Užsipiešiam vėliavėlės ant veido ir einam į miesto renginį. Dalyvavom jo miesto renginiuose, tenka net su choru šiaip dainuot kovo 11 progai kartais. Ar švenčiate kovo 11? Taip, žinoma, švenčiu kiekvienais metais šitą šventę. O kodėl manot yra svarbu švęsti kovo 11? Todėl, kad laisvė yra neapsakomai geras dalykas ir šitą šventę privalu švęsti. Koks yra vienas dalykas, kurį pasakytumėt užsieniečiai apie Lietuvą? Kad surelių paragautų. Pasakos su baltu šokoladu yra vietėm. Aš tai kažką gal apie krepšinį papasakočiau. Rytas, ne geriausia komanda. Jo. Į kokias 3 vietas Lietuvoje būtinai nusivestum turistą ir kodėl? Pažaislį vienuolyną, tada žymiuosius Raudonus Akropolio laiptus ir Hipermaksimos malūną. O kodėl? Išties įspūdingi reginiai. Kodėl, manote, yra labai svarbu jaunimui domėtis Lietuvos istorija? Todėl, kad labai sudėtingas laikmetis yra. Nežinai istorijos, nesigaudai politikoje, gali būti įpintas į tokią velnevą, kuri jau pasaulyje vyksta šiuo metu. Kelintais metais buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas? 1990 metais. Ką jūsų nuomonė reiškia būti laisvu žmogumi? Laisvu žmogumi tai ne tik gyventi laisvoj nepriklausomoj šaly, tai ne tik galimybė keliauti laisvai, bet mano manimu svarbiausia galėti ir mokėti laisvai sakyti savo nuomonę, būti savimi, saviraiškos galimybės, visai kitokios laisvo žmogaus. Taip. Ir todėl jums linkiu būtent vidinės laisvės.